Šokiruojantis faktai apie pornografijos žalą. Aukščiausiasis Alachas Korane sako, pranaše, sakyk tikintiesiems vyrams, lai nukreipia jie savo žvilgsnius ir nežiūri į tai, kas uždrausta, ir tegu saugoja savo kūno narius nuo paleistuvystės ir panašių dalykų. Tai yra švara jiems ir Alachas stebi jų darbus. Pornografija, grėsmė visuomeniai. Didžiulės porno industrijos apimtis, jos įtaka žiniasklaidai ir technologijų vystymasis, taip pat jos prieinamumas bei anonimiškumas ir plati pasiūla tapo jos augančios įtakos priežastimis. Tapusi 21 amžiaus maru, pornografija paveikė visus žmonės iš visų visuomenės sluoksnių, nešdama sunaikinimą visiems, kas ją žiūri. Visame pasaulyje priskaičiuojama virš 75 milijonų žmonių, pakliuvusių į priklausomybę nuo pornografijos, ir šis skaičius nesustabdomai auga. Šis reiškinys pasiekia ir islamiškai pasaulį, naikindamas šeimas ir bendruomenės. Pornografija sukelia ne tik sveikatos problemas, bet ir remiantis tyrimais matome, kad neatstatomai paveikia smegenis. Šokiruojančios statistikos rodo visą eilę problemų, kurios atsiranda dėl pornografijos žiūrėjimo. Iš to kilo didelis skyrybų skaičius, vaikų prievartavimas bei smurtas prieš moteris ir vaikus. Tai didelis verslas. 2006 metais seksualinio pobūdžio suaugusiems industrija Amerikoje uždirbo daugiau nei 13 milijardų dolerių, o jų žiūrovai smarkiai papildė Amerikoje pirmaujančių televizijos kanalų ABC, CBS ir NBC gretas. 2007 metais pornografijos kūrėjai uždirbo virš 20 milijardų dolerių, iš kurių pusę vien Amerikoje. O internetiniai porno puslapiai padidino savo pajamas 3 kartus per 2001-2007 metų periodą. Buvo paskaičiuota, kad pasauliniai amerikietiški porno kūrėjai prarado apie 50% pelno per 2007-2011 metų periodą dėl atsiradusio labai didelio kiekio nemokamų porno saitų internete. Pornografija internete. Kiekvieną sekundę pornografija išleidžiama $3075. Kiekvieną sekundę 28 258 žmonės žiūri pornografiją. Amerikoje kas 39 minutės atsiranda naujas pornografinis video. 35% visų įkeliamo į internetą video įrašų pornografiniai. Daugiau nei 42% interneto vartotojų žiūri pornografiją. Iš jų 30% moterų, 70% vyrų yra priklausomi nuo porno. Per mėnesį sukuriama 1,5 milijardo pornografinių įrašų. Internete yra virš 420 milijonų pornografinių puslapių, o per metus sukuriame virš 13 tūkstančių naujų pornografinių filmų. Iš viso yra 4,2 milijonai pornografinių saitų ir kiekvieną dieną 68 milijonai užklausų dėl seksualinio pobūdžio informacijos. Kiekvieną mėnesį 72 milijonai vartotojų apsilanko suaugusiųjų saituose. Amerikoje kasmet porno industrijos savininkai uždirba 2,8 milijardus dolerių, pasaulinė industrija uždirba apie 5 milijardus dolerių kasmet. Tik Amerikoje apie 40 milijonų gyventojų pastoviai lankosi tokio pobūdžio saituose. Sociologai, biologai ir psichologai ištyrė, kodėl pornografija tapo tokia populiari šiuolaikinėme gyvenime ir kaip negatyviai jį veikia žmogų ir kokias pasekmes atneša psichikai, socialumai ir fiziologijai. Pornografija griauna šeimas. 2010 m. nacionalinės šeimų ir vaikų apsaugos tarnybos duomenimis 47% Amerikoje apklaustų šeimų pareiškė, kad dėl pornografijos yra daugiausiai problemų jų šeimose. Pornografija 3 kartus padidina neištikimybės riziką šeimose. 40% porno priklausomų praranda savo šeimas. 58% turi didelių finansinių problemų ir trečdalį šią priklausomybę turinčių netenka darbo. 68% skyrybų vyksta dėl to, kad vienas iš sutuoktinių susiranda partnerį internete, o 58% skyrybų įvyko dėl vieno iš sutuoktinių porno priklausomybės. Vaikų porno priklausomybė ir prievarta dėl pornografijos. Pornografija įtakoja didelį pedofilijos augimą. Internete šiuo metu yra apie 1 milijonas video ir foto su vaikų pornografija. Pedofilai dažnai naudoja porno saitus vaikų tvirkinimui. Nacionalinis pagalbos centras nukentėjusiems ir dingusiems vaikams teigia, kad pusė pedofilų naudojasi internete vaikų pornografiją. Kasdien ateina 116 tūkstančių užklausų internetiniai vaikų pornografijai. 2012 metais vien Šiaurinėje Amerikoje buvo užfiksuota 54% saitų, kuriuose vaizduojama vaikų prievarta. Buvo nustatyta, kad iki 100 tūkstančių pedofilų buvo įtraukti kuriant vaikų porno saitus, iš kurių trečdalis veikia Amerikoje. Nustatyta, kad porno priklausomybė praeina 5 stadijas.
5 priklausomybės stadijos. 1. Ankstyvas smalsumas. Dauguma žmonių, kurie tampa priklausomi, su uždraustais video įrašais susiduria ankstyvame amžiuje. Jie tai pamato būdami jauni. 2. Priklausomybė. Vėliau tai tampa priklausomybė. Nebegali savęs kontroliuoti, jie vėl ir vėl grįžta prie porno. Porno tampa jų gyvenimo dalimi, jie nebegali to sustabdyti. 3. Paaštrėjimas. Po tam tikro laiko prasideda paaštrėjimas. Pradeda žiūrėti vis aštresnes scenas. Tos, kurios jam anksčiau buvo atstumančios, dabar jos pradeda patikti. 4. Jautrumo praradimas. Galų gale priklausomi nebegauna malonumą peržiūrėdami patį šlykščiausią video. Jie trokšta žiūrėti vis aštresnį video, bet negali tokių atrasti. 5. Praktinis pritaikymas. Šioje stadijoje dauguma praeina pavojingą etapą, įgyvendindami realybėje tai, ką matė įrašuose. Pornografija tikrai yra priklausomybė. Gydytojai suteikia mokslinį paaiškinimą, kaip tai įvyksta. Vartotojai pradeda prarasti jautrumą tai pornografijos rūšiai, kurią jie peržiūrinėja. Jiems pasidaro nuobodu, jie pradeda ieškoti daugiau užaštrintų pornografijos įrašų. Žmonės, kurie pastoviai žiūri pornografiją, yra labiau linkę į lytinį iškrypimą, įskaitant prievartavimus, sadizmą ir netvarkingus santykius. Kai vyrai dažnai žiūri pornografiją, į moteris jie pradeda žiūrėti kaip į sekso objektą. Pornografija pagimdo lengvus seksualinius santykius, kurių pasėkoje padaugėja nesantuokinių vaikų ir venerinių ligų. Susilpnėja sveikata ir atsiranda daugiau ligų. Vaikų tvirkintojai dažniausiai žiūri pornografiją arba užsiėmė jos platinimu. Pornografija kaip kvaišalai. Iš pirmo žvilgsnio kokainas ir pornografija neturi panašumų, bet paskutiniai tyrimai parodė, kad pornografijos peržiūra stimuliuoja žmogaus smegenis ir išskiria malonumo hormoną kaip ir kvaišalai. Ir dar blogiau, nes smegenys siunčia refleksą, kad gauti dar didesnį pasitenkinimą dėl tokios dirbtinės stimulacijos. Bet kokios priklausomybės rūšis, alkoholis, narkotikai, azartiniai žaidimai ar kita priklausomybė veikia 3 esminės smegenų sritis. 1. Dopamino atsiradimo centrą. 2. Branduolį smegenų branduolyje. Ir 3. Prefrontalinės žieves. Tai yra tos pačios smegenų sritys, kurias veikia pornografijos peržiūra. Štai kaip tai vyksta. Giliai smegenų žievėje yra sritis, vadinama malonumų sritimi, kuri yra svarbi žmogaus veiklai. Čia susikuria pasitenkinimo jausmas, kai žmogus daro tai, kas yra jam brangiausia. Apdovanoja jį, kai jis kuria gyvenimą, kai valgo ar gėrisi užbaigtų darbų. Šitas skyrius išlaisvina neurotransmiterius, vadinamus dopaminais oksidacinais. Įprastai jie yra labai naudingi, nes padeda mums patirti malonumą ir prisirišimą prie kitų žmonių. Motyvuoja mus daryti tai, kas iš tikro svarbu, kas daro mus laimingais. Bet problema slypi tame, kad juos galima užgrobti. Žmogus patiria dirbtinį pasitenkinimą, kai naudoja kokainą ar opiumą. Jis priversdamas pasitenkinimo skyrių skirti didelį kiekį dopamino, nors žmogus nieko pats nedaro, kad užsitarnautų malonumą. O žinot, kas daro lygiai tokį pat efektą? Pornografija. Dopamino poreikį sukelia ne tik jausmas, bet pulsuodamas smegenyse dopaminas sukuria naują pasitenkinimo skyrių, kuris žmogų priverčia grįžti prie to paties elgesio, kuris buvo malonumo gavimo priežastis. Kuo daugiau žmogus vartoja kvaišalus ar žiūri pornografiją, tuo labiau šis skyrius smegenyse išsiplečia ir žmogus vis dažniau grįžta prie to nepriklausomai, ar jis nori to ar ne. Laikui bėgant, išsiskiriant didelėms dopamino dozėms, susiformuoja struktūrinis smegenų pasikeitimas. Taip pat kaip ir narkomanas priima dozę tik tam, kad gerai jaustųsi, taip ir porno priklausomas greitai adaptuoja savo smegenis, nes nori gauti didesnę dopamino dozę, kuri susiformuoja žiūrint pornografiją. Kitais žodžiais, žiūrint porno gauti pasitenkinimą tampa vis sunkiau. Tai vyksta todėl, kad smegenys pradeda save ginti, o nuo dopamino perdozavimo atsikrato dalies receptorių, kurie užlaiko dopamino hormoną. Atsikratęs receptorių, organizmas mano, kad dopamino kiekis sumažėjo ir žmogus pradeda patirti mažiau pasitenkinimo. Dėl to žmogui prireikia dar daugiau pornografijos arba norisi žiūrėti ją dažniau ir dar labiau iškreiptos jos formos, tam, kad gautų kuo daugiau pasitenkinimo. Pripratus prie tokių cheminių reakcijų smegenyse, porno priklausomas, norėdamas sustoti, turės tokius pačius traukulius, kaip ir narkomanas. Pornografija keičia smegenų struktūrą kaip ir kitos priklausomybės rūšės. Porno tampa dopamino atsiradimo priežastimi. Kai tai vyksta smegenyse dažnai, tada pasitenkinimo skyrius priveda prie jų struktūriško pasikeitimo ir žmogus tampa vis labiau priklausomas nuo porno. Porno peržiūra suformuoja naują neutralų skyrių smegenyse. Kuo daugiau žiūri, tuo daugiau norisi. Sustoti labai sunku, bet tai nereiškia, kad tai neįmanoma. Žmogui reikia atstatyti pradinį pasitenkinimo centrą, atsisakant pornografijos ir grįžtant prie normalių įpročių.
Pornografija yra priklausomybė. Anksčiau mokslininkai manė, kad tam, kai kažkas taptų priklausomas, reikalingas fizinis kontaktas su šia substancija. Pavyzdžiui, naudojant cigaretes, alkoholį ar kvaišalus. Bet porno taip pat tampa malonumo hormonų priežastimi, reikalaujantį žmogaus vis daugiau apsukų ir vis daugiau iškrypusių formų. Pornografija paveikia žmogaus elgesį. Dažnai porno vartotojai pastebi, kad juos pradėjo žavėti tai, kas turėtų juos papiktinti. Ir kai jie pradeda su visu to žaisti, jie patikė, kad jų elgesys yra žymiai padoresnis, nei jis yra iš tikrųjų. Porno priklausomi pradeda manyti, kad tai, kai jie mato porno video, yra normalu ir net laukia tokio paties elgesio iš savo partnerių. Porno mėgėjai atidirba teigiamą nuomonę apie prievartą ir nejaučia gailesčio išprievartautams aukoms. Užkietėję porno mėgėjai nori vis daugiau porno ir neturi jokių aukštų seksualinių troškimų. Tai tobulai atitinka kitas priklausomybės rūšis ir paneigia tą teoriją, kad seksualinės fantazijos priverčia žmogų žiūrėti porno. Manoma, kad priklausomi nuo narkotikų nori jų, o ne kad gauna pasitenkinimą nuo jų. Toks anomalinis procesas vadinamas paskatinamąją motyvaciją. Tai išskirtinis visų priklausomybių formų ženklas. Šios studijos tik lašas jūroje apie katastrofinę pornografijos žalą.